prisimenate iš tokių serialų kaip Aš buvau dekanate, Iš egzamino gauk daugiausiai, arba... Sveiki! Jūs turbūt mus prisimenate iš tokių serialų kaip Pirma grupė geriausia, Aš buvau dekanate, arba Iš egzamino gauk daugiausiai. Daug nutekėjo vandens. Ir šaltesnio, ir šiltesnio. Ir dezinfekavom gyvenimą daug kartų, kad jisai būtų šviesesnis, gražesnis. Aš daug mokiausi ir skaičiau įvairius vadovėlius. Vienus sunkesnius, kitus lengvesnius. Gerbiam vadovėlius labai. Jie suplyšę ne dėl to. 2008 metų rugpjūčio pabaiga. Vasara jau išsikerojus, medžiai apsikarstė nuostabiais gražiais lapais. O mes Lietuvoje. Didelėje Lietuvoje. Čia yra Baltijos jūra, čia, kaip žinote, Vilnius, čia mūsų draugai, baltarusai. Vilnius didelis kraštas. Čia gyvena mano nuostabiausi draugai. Tai yra nuo numerio 1 iki 6. Tada iškrenta numeris 7. Ir draugai nuo 8 iki 12 taip pat čia gyvena. Jeigu nesupratote, atsiųsime konspektus. Štai čia yra nuostabus miestelis Šilutė. Iš lotynų kalbos reiškia aš ne iš Vilniaus. O, sveiki, mes ir vėl susitikome. Mes esame mokslo šventovėje. Kaip smagu, kad mano ir mano grupiokių interesai sutapo. Kartais kiti žmonės manęs paklausia, o koks tai tavo laisvalaikis? Aš jiems tiesiog neatsakau. Ar žinote, kad mes čia esame? Ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir čia. Mes esame daugiau nei savi. Ką tik čia konspektų savo geriausiam draugam. O, ir jūs čia? Aš irgi čia. Susitiksim klinikose. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul. Kvepia stipendija.